aš ateisiu taip užsidėjus, aš būsiu taip užsidėjus. Ir ateisiu ir tada, kai jau mes pradėsim keistis, ar ne, pažiūrim, kaip tau. Aš taip nuleisiu labiau galvą. Aha, tu nuleisi galvą, o viskas, va. Gerai. Ir viskas, ir yra vakaro karalienė. Bet dabar kaip tu gerai atrodai. Galiu? Jo. Merginos, koks jums iššūkis pristatyti tokio tipo juvelyriką? Gal iššūkis išeiti į viešumą. Nenukristi. Turbūt svarbiausia susikaupti. Jo. Išlikti tame Čia ir dabar. Išlikti tame momente. Jo. Bet čia yra ir, reikia ir drąsos išeiti su puodu. Ane? Taip, kažkaip, kai mūsų daugiau, tada drąsiau, jeigu vienam su puodais reiktų. Ir aš atvažiavau su 2 studentėmis 3 kurso ir su 2 vaikinais studentais ir aš jiems dėstau objekto meną. Ir mes čia pristatome ready-made kolekciją, kuri yra suformuota iš puodų. Ir mes ją pavadinome puodas puošalas. Su tuo puo, lyg šaknis, žodžio šaknis yra ta pati. Labai geras vaibas buvo dirbti su studentais, nes jie turi tokio gero, gaivaus šarmo. Atrodo, tada nebesunkus ir tie metaliniai puodai, kurie galbūt turi tokią truputėlį kontroversišką savo istoriją, nes tie puodai dabar nebėra gaminami. Jeigu yra gaminami, tai yra rytinio bloko šalyse, o mes iš jų darom papuošalą. Puodai ir galbūt ta vieta, kur puodai dažniausiai sutinkami, tai ta virtuvė labai tokia matriarchatinė. Tai mes truputį uniseksinam šitos papuošalus ir kolekcijoje dalyvauja 2 vaikinai. Jie taip pat sukuria papuošalus iš puodų ir galbūt taip svarbu mums parodyti, kad juvelyrikos pasaulyje puoštis nėra kažkieno vieno privilegija. Kad tai gali daryti bet kas ir kad kūrybai medžiagos gali būti lygiai taip pat bet kokios. Tai turbūt tos medžiagos ir pati juvelyrika tampa mūsų idėjų medija, kurią mes ištransliuojam tai, kas mums aktualu.